Labadiena visiems, 2025 metų balandžio mėnesio 22 diena, reisas Vilnius-Lisabona, taigi skrendame į Portugaliją, kur ilsėsimės savaitę laiko. Ilsėsimės ir keliausime, na, o kaip mums seksis pamatysime, taigi iki pasimatymo Portugalijoje. Taigi Lisabona, Portugalija. Pirmas vakaras išėjo su Loreta pasivaikščiot, kur akis veda, nes ekskursijos prasidės rytoj, o šiandien laisvas laikas, tai sakė vaikščiokit kur norit. Nu tai mes ir einam kur norim. Čia kažkur Lisabonos centras, kažkur. Na va, pavažiuosim su funikulierium. Kaip įdomiai bėgiai ir eina žmonės, bet ir funikulierius važiuoja. Važiuojam! Važiuoja, čia krūvos fotografuotojų, filmuotojų, o jisai nevažiuoja. Kokia atrakcija ir už posūkio dings. Čia kaip tramvajus, ne funikulierius. Labas rytas, antroji kelionės diena, pradedam keliauti su gidu po Lisabonos miestą. Čia žemėlapis kažkoks, kaip aiškina. Aha, pasaulio žemėlapis. Na va, ir gidas, vaikščiodamas ant žemėlapio, pasakoja istorinius dalykus įvairiausius. Na, kiek suprantu, čia yra įamžinti portugalų keliautojai, tyrinėtojai, atradę didelę dalį pasaulio. Imperijos aikštė. Triukšmas, todėl kad žolė pjaunama yra, bet čia vaizdelis labai gražus. Na ir vadau, kaip matom, siūlytojų siūlo visokias kepuraites, karolius ir taip toliau. O ten vienuolynas kažkoks, kaip sakė. Priekį matom
užėmė mailę į bažnyčios vidų, kiek supratau. Eilutė, sakyčiau, nemaža tokia. Esame Švento Jeronimo vienuolyno bažnyčios viduje. Na, turiu pasakyti, su mano kamera fiksuoti vaizdus prieblandų yra sudėtinga, bet kaip jau išeis, taip išeis. Štai kaip atrodo vitražai, tikrai įspūdingi, lubų fragmentai. Na, o čia matome žymaus Portugalų keliautojų ir atradėjo Vasco de Gama amžinojo poilsio vietą. Tai yra, čia yra jo kapas. Štai kokios eilės, kad papulti tą bažnyčią. Važiuojame tiltu per Težo upę žiūrėti į žymiosios Kristaus karaliaus statulos. Na, o kol kas žavimės Lisabonos vaizdais iš paukščio skrydžio. Na va, to tiltu ką tik atvažiavom, to tilto ilgis 2,5 kilometro, sakė. Nežemas toks, sakyčiau, ir netrumpas tiltelis. Na, iš ties, čia labai graži panorama, todėl matome žmonės fotografuojasi. Čia toliau matome bendrą visą nemažos didelės apžvalgos aikštelės vaizdą. Na ir žinoma, tą žymųjį paminklą Kristui karaliui. Štai jisai visame gražume. Na ir pabaigai dar ekskursija po Lisabonos miestą. Tačiau tiesą sakant, aš jau pavargau, todėl informacijos nelabai priėmu, štai gidė kažką dar pasakoja, o aš paprasčiausiai einu iš paskos ir grožiuosi vaizdais. Gražus miestas, tikrai gražus, bet jau visko šiandien buvo labai daug. Hello guys, good afternoon. My name is Beto, song, bossa nova, MPB, samba, brasileiro song. Потом акведук закрыли, людей перестали пускать. Все это утихомирилось. Labas rytas, trečioji kelionės diena mes paliekame Lisaboną ir vykstame į Cabo da Roca. Tai yra labiausiai vakarus nutolęs žemyninis Europos taškas. Pakeliui dar sustosim dar vienoje vietoje, bet kokia tai vieta, nežinau, taigi kaip sustosim, pamatysim. Эта банда и грабила людей на акведуке. У вас будет возможность, когда вы вернетесь, да, в 8-й день, 8-й ночи, тут можете сюда на электричке подъехать. Бескаркадная машина. Вот он красивый какой город. Na štai čia yra tas tarpinis sustojimas, kuris mūsų kelionės programoje įvardinamas kaip pragaro gerklė. Tačiau gidė sakė, kad vietiniai legendos tam tikros pagrindų ją vadina velnio nasrais. Na ką čia bepridursi, aš tai galėčiau pasakyti, kad tai tikrai labai graži vieta. Pažiūrėkite patys.
Это пляж называется Кинчу. Впереди вот такие пески. Сейчас они покрылись растительной травой. Вот такие высокие волны. Но это не самые высокие волны в Португалии. В настоящее время очень много португальцев сюда приезжает, потому что они не очень оборудованы, но зато большое удовольствие получают. Да. Na štai ir atvykome į Cabo de Roca, labiausiai nutolusi į vakarus Europos žemyninį tašką. Na, čia yra labai vėjuota, bet nepaprastai gražu. Iš viršaus vandenynas atrodo fantastiškai. Kaip matome, žmonės fotografuojasi, nes vaizdai išties nuostabūs. Sintra, susitelkiau stipriai koją. Toks jausmas, kad einam kažkokiam siaurom perpildytum gatvelėm. Tai į kalną, tai pakalnį ir turėtume išeiti kažkur į normalią vietą, bet kur vietos daugiau, ta prasme, bet čia visa Sintra, kiek supratau, taip ir atrodo. Галера, награда. Отсюда пошел. А наш миллионщик, он был не первый владелец. Он был просто переоснитель. Это что-то такое, что-то значит в этом месте есть. С правой стороны дверь, с левой обманка. Слышали, Паша? Видите? Внутри ветка электрическая. Здесь есть Сейчас страшно. Вот сейчас страшно. Да, страшно. Это какая глубина? 115-125 Метров? Да, это мы так спустились. Это я по высоте ступеньки ориентируюсь. А, понятно.
kitos pusės pavažiavome. Я читал Данте. Посмотрите у Данте, почему вот эти гончие псы, домашние задания, что они охраняли и кто это? Кто это Беатриче, его возлюбленная, которая его сопровождает в его походе в глубины души или по этим 9 кругам. Да. Sintra. Sintros centras. Portugalija. Gražus centras, bet kaip ir visur Portugalijoje, bet kokią gatvę, kur beitum arba į kalną, arba nuo kalno. Lygumų kaip ir nėra. Nu ir viskas labai suspausta, nes labai daug statinių, labai mažoj palyginti teritorijoje. Na ir turistų, kaip matom, milijonas. Na, šioje vietoje mes atsisveikiname su Sintra ir vykstame į kitą miestą, tai yra į Fatimą, kuris dar yra vadinamas pasaulio piligrimų centru. Taigi, iki greito pasimatymo Fatimoje. E o Rei de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Reikėtų sakyti garbė Jėzui Kristui, kadangi esame centrinėje Fatimos miesto aikštėje, kur viskas alsuoja malda ir atgaila. Aikštės viduryje, kaip matome, įrengtas takas, kurio maldininkai eina keliais. Mūsų gydė sakė, jau kartą paklausė vieno kunigo, kelių metrų ilgio yra šis takas. Šis atsakė klausimu, o argi šį kelią galime išmatuoti metrais? Iškalbingas atsakymas, nieko nepasakysim. ¿Por qué sustentas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo el Salvador. Palpadme y daos cuenta de que mi espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: Na, gydė mums aiškina, kaip reikia elgtis su žvakėmis, kurių čia galima įsigyti tiek už pinigėlius, tiek ir be pinigėlių, ir rekomenduoja labai ateiti pasižiūrėti vakarinių mišių, kurios aukojamos tamsių paros metu. Sako, kad renginys išties bus įspūdingas. Na kągi, reiks ateiti, taigi iki pasimatymo vakarinėse mišiose. Cantai ao Senhor cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cristo vence, Cristo cairá, Cristo impera. Мы когда ехали сегодня, вы видели лимонные деревья.
И они как елки были вот такие. Это домашние лимоны. Вот они. Я их обожаю. Они сладкие, как апельсины. Образно выражаюсь. Очень толстая корка. Ну, прекрасно. Практически лимоны португальцы не покупают. Потому что в каждом дворе растет и раздают соседям. Я тоже иногда бегу, дай мне 2 лимона. Она сорвет, даст. Это, да, домашний. То же самое, это домашние апельсинчики. Да. В магазине у вас такой приглаженный, красивый будет. Labas rytas, 4 kelionės diena. Atvykome į miestelį, kurio pavadinimas Óbidos. Na, paskaitėlę apie portugališkas citrinas ir apelsinus jau pasiklausėte, o mes keliaujame šio miestelio gatvelėmis, kurios yra tikrai labai jaukios, bet labai sauros, o turistų čia vėlgi milijonas. Tai nežinau, kaip išės nupaveiksluoti, bet vis tiek kažką bandysime išgauti. Na va, kaip atrodo miestas iš viršaus. Nu, čia toks, sakykime, gerai išvystytas bažnytkaimis, bet atrodo labai gražiai. Šioje vietoje portugalų kino studija filmavo filmą Romeo ir Džiuljeta. Mes suradom savus lietuviškus Romeo ir Džiuljetą ir filmuojame šį filmą dar kartą. Ну, а дамы же наверху. И вверх. Ну, а как же? А на колени кто будет вставать? Колени больные. Раз, Руку давай. 2, О, 3. Еще. Раз, 2, 3. Еще. Раз, 2. О! С носочкой. Ну, посмотрите, чудо сохранилось. Ну, прям национальное достояние тоже. Итак, здесь проводят праздники шоколадные для детей, средневековые. И тогда вся Португалия сюда едет. Как празднуется? Повсюду из шоколада и даже скульптура из шоколада. Taigi nusileidome nuo šio kalno viršaus į Atenazarę miestelį. Čia matome labai gražų, nerealiai didelį platų paplūdimį, matome gražų vandenyną, bet maudytis ar degintis dar ankstoka šalta. Alcobaços švenčiausios mergelės Marijos vienuolynas. Viduramžių Portugalijoje tai buvo vienas svarbiausių vienuolynų šalyje. Pagaliau atvykome į Bataliją, kur matome švenčiausios mergelės Marijos Vitorijos vienuolyną. Šis vienuolynas yra laikomas Portugalų gotikos perlų ir yra įtrauktas į UNESCO kultūros paveldo sąrašą.
Tai jau paskutinis objektas mūsų šios dienos programoje. Toliau važiuosime į viešbutį ilsėtis. Taigi, iki rytojos. Labas rytas, 5. kelionės diena, atvykome į Gimarančio miestą ir lipame į kalną apžiūrėti pilies. Štai šios pilies kontūrai puikuojasi Portugalijos herbe. Kamštinis medis. Taigi žinot, už kvadratinį metrą kiek kainuoja, nu taip plėšti. Kas mes neliedu? Va čia va, pažymink. Na, o toliau pasivaikščiojimas po Gimarančio. Sekanti mūsų stotelė Bragos miestas. Va, kokia nuostabi gitara, įdomu būtų ją pagroti. Universitetas. Parašyta karoj pabaiga. Na, čia visi lekiam fotografuotis. Įžymusis Bragos funikulierius įtrauktas į UNESCO saugomų vertybių sąrašą. Įžymus to, kad veikia sverto principu, tai yra be jokio pašalinio variklio. Abiejose vagonėliuose įrengtos talpos vandeniu ir vagonėliai sukabinti vienu lynu. Vagonėlio esančio viršuje talpa pripildoma vandeniu, todėl jis tampa sunkesnis ir leisdamasis žemyn traukia į kalną apatinį lengvesnį vagonėlį. Nusileidus į apačią vanduo išleidžiamas, o į viršutinį pripilamas. Ir taip toliau. Žodžiu, viskas vyksta perpetuum mobile principu. Aha, tikrai bėga vanduo. Bėga vanduo. Pripildytas vandeniu, o mes tušti esame.
tie prieki čiaupai. Dabar tas vamzdis tiesiai į mus pareina. Šaunu. Na va, pilamas vanduo. Pilamas vanduo ir tokiu būdu jisai Nakvynėje atvykome į Porto miestą ir prieš miegą atėjome pasižiūrėti žymaus senojo Porto tilto. Dabar jį matote. Nežinau, kaip šreginė išeis užfiksuoti su kamera, tačiau realybėje tai kažkas metafizinio, na kažkas nuostabaus, žodžiu, neužintis kvapą reginys. Labas rytas, 6 kelionės diena, šiandien pagal programą pažintis su Porto miestu. Ir štai pačioj pažinties pradžioje mus atvežė vėlgi prie to paties senojo Porto tilto, kur mes grožėmės Porto vaizdais iš viršaus, bet jau dieną, ne naktį. Turiu pasakyti, kad dieninis Porto panoramos vaizdas nei kiek nenusileidžia naktiniam. Vaizdai efektingi nemažiau. Taigi keliaujame tiltu į miestą, grožimės nuostabiais vaizdais iš paukščio skrydžio. Na, o šičia matome to paties Porto vaizdą, tik tai į kitą tilto pusę.
Apžvalgos aikštelė Porto. Matome tiltą iš toli. Na dabar filmuoju ir mąstau, kad kiekvienas miestas turi savo veidą. Bet Porto tai yra miestas turintis savo veidą ir sielą. Tai yra gyvas miestas. Ta siela yra kažkur va čia. Įsimylėjau. Ėjome per viršų, dabar eisime per apačią. Toliau pagal programą pasiplaukimas laiveliu. Turėtų būti gražu. Taigi, iki pasimatymo laivelė. Impossível passar despercebida. À nossa frente está a Ponte Luís I. Il a été inauguré le 24 juin 1991, jour du saint patron de la ville, et a remplacé le pont Dona Maria Pia. A la derecha, en lo alto, podemos ver la muralla fernandina. À droite, en haut, on peut voir la muraille Fernandina. Erguida pelo rei Dom Afonso IV, foi reedificada 40 anos depois, já no reinado de Dom Fernando, e veio substituir a antiga cerca alto-medieval. Cada 40 años después, ya en el reinado del rey Fernando, y vino a sustituir el antiguo cerco alto-medieval. Originalmente, su extensión era de 3.000 pasos de longitud y 30 pies de altura, y limitaba un área de 44,5 hectáreas. Construite par le roi Afonso IV, elle fut reconstruite 40 ans plus tard, sous le règne du roi Fernando, et elle remplaça l'ancienne enceinte du Haut Moyen-Âge. Elle s'étendait à l'origine sur 3000 pas de long et 30 pieds de haut. Began in the 14th century. See if you can visit it later. You will be amazed by its dazzling interior, adorned with 17th century Baroque gilded carvings. Es una obra de estilo gótico y su construcción se inició en el siglo XIV. À frente, podemos ver a imponente Ponte da Arrábida. Up ahead, we can see the imposing Arrábida Bridge. Delante podemos ver el imponente puente de la Arrábida. Na smagiai pasiplaukiojame ir vėl grįžtame atgal prie senojo tilto. Taigi dienos pabaigoje vėl atvykome į vakarykščią vietą palydėti saulės. Gaila, bet rytoj jau paliekame Porto ir traukiame atgal Lisabonos link.
Tai kiek laukiančių saulės nusileidimo. Sveiki gyvi, 7 kelionės diena, atvykome į senąją Portugalijos sostinę Koimbrą ir lankysimės universitete, kuris yra seniausias šalyje, įkurtas berods 13 amžiaus pabaigoje ir gyvuoja iki šių dienų. Ir štai staigmena, prieš einant į universiteto kiemą, mus pasitinka tikros gražios jaunos universiteto studentės ir už simbolinę kainą pasiūlo su jomis nusifotografuoti. Norinčių atsirado tikrai daug. Studentėlės pakūrė. O? Tai labai panaši. Nu. Nu, pažaidėt ir užtenka. Давай pirk nuotrauką. O čia gyvena Koimbros universiteto studentai. Na, patikėkite, tai visiškai atskira, kažkokia avangardinė respublika, ryškiai išsiskirianti iš bendro aplinkos konteksto. Как хранили здесь тамплиеров? Не так, не лежал, а вот так, стоял. Да, почему? В общем-то, вот здесь маленькая, как он тут ляжет? Не ляжет. Значит, он так его положили. Потом следующий монах там умер, тамплиер. Его сюда положили. Третий умер. Что делать? Все это вытаскивалось и бросалось в известковую яму. И там сгорало тело. Вы понимаете, да, о чем речь идет? И вот эта традиция сохранилась в Португалии до сих пор. Они вырезали лесу, сверху переворачивали, потом две дырочки появились, наливали краску и ставили печь. Это было очень. Уважаемые, да, давайте посмотрим на прекрасный ветик. Вот она, прекрасный ветик. Вот она, пышная.
И тут впервые в Португалии эпоха Ренессанса, она копировала вот, простил другие португальские даты. И потом говорит португальскому королю: «Урный дерево тянет нас к грешной земле». Да. А с другой стороны, контрафорс — это как бы горный мир. Ангел-хранитель Португалии до сих пор не выронил свой меч. И у него армиллярная сфера вместо щита. Внизу кольца, но они небесные. Их невозможно разъять. Так. И за ними Nu ką, pilnas vandenyno pajūris lietuvaičių, visi atsisveikina su jūra. Pamojuokite, pamojuokite. Taigi maždaug už 4 valandų būsime Vilniuje. Na, visų nauja kelionė likome patenkinti. Nors pajudėti ir reikėjo, tačiau pamatėme daug naujo, gražaus ir įdomaus, o tai svarbiausia. Taigi kartu keliavusiems dėkoju už bendravimą ir gerą nuotaiką, o žiūrėjusiems sakau ačiū Jums už Jūsų dėmesį ir iki sekančių malonių susitikimų. Ate!